Ačiū visiems už tikrai žiauriai smagų vakarėlį. Ačiū visiems mūsų partneriam, mūsų draugam, mūsų visiems, kas važiavo su mumis į Dakarą. Ir Dakaras yra tik tai viena iš tarpinių stotelių, ką mes veiksime toliau. Bet kalbant apie Dakarą, parodėme ir visam bivakui, ir visai Lietuvai, ir visam pasauliui, kas yra mes lietuviai, kas yra CF Moto Thunder Racing Team ir kas yra CF Moto. Tai, kad Dakaras vardinamas kaip vienas iš sunkiausių varžybų, tai tikrai ne veltui dėl tų kilometrų, bet esminis dalykas tų kovinių kilometrų kiekio. Tikrai ne dėl pervažiavimų. Per pervažiavimus tu pailsi, bet tie koviniai kilometrai ir jų tiek daug kasdieną, kad tu trasoje praleidi nuo 6 iki 8 valandų su savim, su savo kūno, mintim, su technika, jos patvarumu. Iš ties yra kažkas tokio. Pasimontuoti savo ribas, psichologinės, fizinės, emocinės. Čia yra ta vieta, kur tai galima pasidaryti labai greitai. Iki sėkmės pritrūko visai nedaug, bet tai yra stimulas pasiruošti dar geriau ir grįžti čia. Tai iš tiesų labai ačiū visiems dar kartelį už tai, kas buvo čia paskutinės mums net 3 savaitės. Ir ką, varom toliau. Kažką veiksim.